šiaip su Džimpliusu mes irgi kažkaip ten esam užsirovę, kažkokia buvo su šiknom kažkas. Neatsimenu. Zodiako kas tu? Aš esu ožiaragis šiaip, bet apie zodiakus nieko neišmanau iš tikrųjų. Aš irgi. Bet ryklys yra žodis. Operatorius linksi, taip, žinduolys išmano. Išmano. Jūs nusišnekat. Ja, man, senelių boderiai. Ir tada nuėjau, sakiau, kas tas bliūras ir taip. Negerai. Reikia ten biški kitaip. Nu, Sergejau, mes tam dirbam, tu žinai. Gerai, bus dar geriau, žinau. Čia mano siela klykė. Vilkė. Gerai, dabar žinosiu, kaip tave į tą podcastą įvesti. Gerai. Tarkšt, sveiki visi. Čia po darbo eterėje Sergejus, Justina, Edgaras už kadro ir Gimantas. Labas. Mes šiame podcaste arba tinklalaidėje rodome, kalbiname žmonės, kurie visada dažniausiai lieka už kadro. Tai nuostabu, kad tu atėjai į svečius, pasirašiai ateiti ir pakalbėti apie industriją, kurioje tu atidirbai jau nemažai metų ir buvai save pasivadinusi kabutėse reklamos pasaulio vilkė. Va. Tai Justina, iš kur tu kilusi ir kaip atsiradai Klaipėdoj trumpai? Aš dar pasakysiu, kad kadangi tu jau pasakai, kad tie, kas yra už kadro, tai mano karjera reklamoje tai prasidėjo būtent nuo kadro. Nes, tu išėjai į kadrą? Taip, nuo to prasidėjo. Tai iš tikrųjų, kadangi aš esu paprasta mergužėlė iš Panevėžio, tuo metu aš dirbu second hand'e pardavėja. Ir tuo laiku turėjau klientę, jinai atėjo pas mane į parduotuvę, jinai nuolat lankydavosi ir sako, gal tu nori nusifotografuoti reklamoje. Tai vienu žodžiu, tai buvo prieš 20 metų ir tai atrodė kaip kažkokia pasaka. Ir tuo metu Daiva Urbanavičiūtė man siuvo kostiumėlį ir vienu žodžiu turėjau progą pamatyti tas užkulisius ir aš buvau stewardesė. Reklamos klipe ar fotosesija? Fotosesija buvau stewardesė ir vienu žodžiu man buvo faina, aš labai didžiavausi tuo. Mes buvom dvi stewardesės, aš buvau viena ir kita buvo stewardesė tokia aukšta ir kūda mergina. Ir fotosesijos metu kūrybininkai ten už to kadro sako, gal ir geras čia tas skirtumas, gal ir geras, nes, ir tada fotografai sako, nes vis tiek ta turi tokia maža stora būti, o ta tokia kūda ilga. Ir tada, gal jau nepasisekė. Ištiko ta realybė, aš supratau, kad aš esu ta maža stora. Tai va taip mano prasidėjo darbas reklamoje ir iš tikrųjų paskui aš atėjau į tą agentūrą dirbti prodiuserę. Tai irgi, kai atėjau į agentūrą, aš iš tikrųjų nežinojau, kas yra reklamos agentūra, nežinojau, kur aš ateinu dirbti, studijavau aš filosofiją ir aš ten atėjau ir man labai labai patiko. Netgi už tą komentarą neatkreipė didelio dėmesio į... Aš paskui prisimindavau jį, man buvo juokinga, bet aš supratau esmę. Tai va ta maža ir stora kažkuriuo momentu mane atvedė į šitą industriją. Ir, tai va, fainai, vilkė. Vilkė. Bet tas pirmas kartas visada įdomus, kad tau nusišypsojo iš vienos pusės, ne dabar žiūrint, o tada atrodė, kad tai yra sėkmė ir gali patekti į industriją. Mums taip nebuvo. Mes nesame su Edgaru ant tiek gražus, mes neblogi tokie. Bet toli. Tokia story. Jo, toli nuo modelinio. Edgaras gal labiau jam. Esu modeliavęs. Negali būti. Kažkokia paroda ir Švyturio arenai prieina, sako, trūksta žmonių dabar, padėkit. Gerai, kad... Prasėjai, reikėjo takeliui? Jo. Buvau jūreivis, man atrodo.
Įdomu. Man atrodo, mums reikės mažinti tavo, nes mes tie, kurie už kadro, mes negalėsim tave vėl rodyti. Gerai. Nes ko tu iš karto nesakei, čia po darbo būtų visai kitokia programa. Fainiai, man neteko dar. O ta pirma patirtis agentūroje ne iš karto aukšto rango padėtis buvo iš pradžio, turbūt pasižiūrėjai, asistavai, ar iš karto bum, įmet? Wow. Jo, labiau tas bum buvo variantas, iš tikrųjų, dėl to, kad ta prodiuserė, kuri tuo metu mane susirado, nes reklamos agentūrose šiaip neturi tokios pozicijos kaip prodiuseris, tai buvo vienintelė reklamos agentūra, tuo metu DDB Vilnius, šiuo metu Sons & Daughters, ir jie turėjo tokią poziciją kaip prodiuseris ir ta prodiuserė išėjo į motinystės atostogas, jinai ieškojo žmogaus, jie tiesiog ieškojo žmogaus ir jinai mane pasiūlė. Ir aš sudalyvavau darbo pokalbėje su kūrybos vadovu Gediminu. Linkėjimai Gediminui, šiaip daug meilės ir šilumos šitam žmogui. Tai su Gediminu ir mano konkurentė, kuri irgi buvo kandidatė, tai jinai buvo vyresnė, jinai turėjo patirties kaip prodiuserė, tuo metu, man atrodo, gal net iš kokio tai Londono buvo ar kažkur mokslus baigusi. Ir paskui aš iš tikrųjų Gedo klausdavau, tarsi, kodėl tu mane paėmei, nes man buvo, tarsi, kodėl. Sako, nežinau, tokia tai buvo keista, kažkaip pasirodyti, fainai. Tai nežinau, tiesiog mes turbūt suvaibinom ir jis kažkokį gal pamatė manėje potencialą ir iš tikrųjų mane įmetė, realiai mano darbų perdavimas truko turbūt 1 dieną, turint omeny tai, kad aš nežinau, kas yra reklamos agentūra. Aš tik tai atėjau, ten buvo didelis ofisas Vokiečių gatvėje, viskas labai gražu, nebuvau nieko panašaus gyvenime mačiusi tuo metu, man buvo 20 turbūt metų, kažkas tokio ir aš tik tai mačiau, kad aplink mane buvo labai daug gražių žmonių, fainų labai, kažkaip fainai apsirengusių ir jeigu aš gyvendama Panevėžy visą laiką, vis tiek jaučiausi tokia šiek tiek balta varna ir, ne visai jaučiausi pritapusi prie aplinkos. Tai ten aš tiesiog, kaip žuvis vandenį pasijaučiau ir žinau, kad ten irgi buvo, pavyzdžiui, kūrybininkė, su kuria mes paskui buvom geros draugės, bet jinai sakė, aš pradžioj, sako, atėjau, tu su tai savo panevėžietiškais anekdotais ir bairiais, aš taip pagalvoju, šitą tai čia ilgai neužsibūs tikrai, tuo čia išmes, bet sako, tu taip greit įsivažiavai, tai va, ir mano agentūroje buvo pravardė Perėjimas. Todėl, kad aš atėjau visiškai su tuo panevėžietišku savo tarme ir panevėžiečiai mes metam kirtį į žodžio galą ir aš visąlaik sakydavau, kadangi buvau prodiuserė, Open Spaces, aš tau perskambinsiu. Ir kai tik tai aš tau perskambinsiu, visi tai mane sakė Perėjimas. Ne perėjimas, o perėjimas? Perėjimas, jo. Gerai, vos ne perėjimas. Perėjimas. Tai va. Tai sakai, humoro jausmas šiaip svarbu šioje industrijai, kurioje tu dirbi? Man atrodo, jis visur svarbus, kur tu bebūtum, kažkaip aš taip galvoju. Netgi fūros vairuotojas turėtų turėti tą humoro jausmą, kad neišprotėt arba šiaip, kad linksmiau važiuotus. Jo, būtent. Okay. Aišku, dabar išgyvena tas humoras krizę turbūt šiais laikais, nes čia šiaip labai yra įdomi tema, nes humoras iš principo yra neigiamos prigimties. Tu juokiesi iš kažko. Bet čia geriausia anekdotai yra, kai pradedi iš kažko juoktis. Taip, net gerai. Bet kitaip, nėra. Aš atsimenu, mes kažkada dirbom su vienu dideliu klientu ir mes, tarsi buvo sutarta, kad reklamose bus humoras. Bet visą laiką, kai būdavo tos pasiūlomas kažkokios idėjos su humoru, visą laiką sakydavo, tai buvo, kaip ir tam pristatymė jie pasijuokė, bet, bet čia va tie gali įsižeisti, čia tie gali įsižeisti, čia taip per grubiai, gal galim taip, kad ir būtų švelnu,
ir juokinga, bet taip nebūna. Visiems neįtiksi. Irgi toks. Bet... Nu, pasakyk anekdotą, kuris būtų... Taip. Neutralus visiems. Nieko neįžeistų, iš nieko nesišaipytų ir būtų juokingas. Taip. Nebent tas anekdotas apie tą profesiją, tą sritį, kurie, nu, tipo, bet tas žmogus turi suprasti tą ironiją tame ir tada... Ironija, bet ironija jau reiškia, kad tai nėra kažkas pozityvaus pasakyta. Aš dukrai savo pirmą anekdotą, mes turim tokį žaidimą, kur meti vienu žodžiu tos, kaip jie vadinasi lietuviškai? Kauliukus, ten iškrenta kažkas ir ten kortelė iškrenta ir vienu žodžiu ten papasakoti anekdotą, aš galvoju, kokį anekdotą dabar papasakoti. Ir pirmas atėjo toks, gal jisai tinka. Vienu žodžiu, ežiukas išmoko su savo šikna kvėpuoti, atsisėda ant kelmo ir uždūso. Taip, ir tu jokiesi, nors jis mirė. Tai yra tragiška. Taip. Tai jinai pasakoja visiems aplinkui tą. Tai reikia papildyti. Bet aš irgi galvoju, kokie anekdotai gali būti tikrai juokingi. Vienu žodžiu, vaikams viskas juokinga šiaip. Bet mes dar grįžtam prie tos temos, nes čia yra kūrybingumas. Bet pažiūrėkite, yra tokia įmonė vadinosi Cheetos ir jie turi čipsus. Tai pažiūrėkite jų reklamas. Tai ten irgi daug humoro ir nebijo kažkodėl. Pas mus bijo daugiau, sakyčiau. Taip, bet reikia suprasti, kad visas pasaulis ten eina, nes mes labai jautrėjom, tos temos vis jautrinamos ir su ta kūryba, čia tokia, visi susiduria su ta krize, su ta pačia krize. Ir teatras, kinas, kaip nieko neužgauti, bet kartu parodyti ir dalis neišvengiamai kūrybiškumo susivalgo. Ar tai yra blogai ar gerai? Aš negaliu atsakyti, neturiu atsakymo. Ir net toje agentūroje, kur aš dirbau, aš atsimenu labai konkrečiai gerą pavyzdį, kad mes turėjom kofeino reklamą, plakatą, kuris buvo plakatas ir savo laiku jis buvo ten fainas ir viskas su juo buvo gerai. Paskui jisai buvo Instagramo užblokuotas kaip netinkamas turinys. Taip, kaip netinkamas turinys. Ir turbūt, jeigu taip peržiūrėjus visas ten reklamas, kurios buvo darytos, tai tikrai labai didelė jų dalis, tiesiog šiai dienai nepraeitų ir jau tokio. Aš aišku jau nekalbu apie tos ten dar senesnius laikus, ten kur atsimenu, ten Beobelos reklama, kur rodo ten moteris su raudona suknele ir tada šūkis yra, kai norisi mėsos. Man atrodo kažkaip panašiai. Nežinau, gal čia bairis, gal taip ne, bet ne, tikrai tai buvo, man atrodo. Nu tai kai dabar, Gym Plus reklama ir kur visi, oi kokia tragedija, aš tu neprisimenu. Naujausias, kur ranka... Ne, prieš tai buvo, kur visi sakė ten, kad net šuniui nepatinki, kažkaip ten tas buvo. Ai, kur tavo kūnas nepatinka, tai... Jo, toks, tai... Šiaip su Gym Plusu mes irgi kažkaip ten esam užsirovę, kažkokia buvo... su šiknom kažkas. Neatsimenu, iš tikrųjų nebeatsimenu, bet žinau, kad irgi ten kažkas buvo. Čia tokia, sakau, yra slidi tema, nes yra tikrai neskoningų dalykų, yra nefainų dalykų, bet yra ir jau daug tokio, kur, bet aišku, vėl, visų mūsų tas vidinis termometras, kuris matuoja, kas yra leistina, kas jau yra nefaina, nes jis skiriasi. Tai klausimas, prie ko mes taikysimės, kas bus tas standartas. Tu, Edgarai, klausimų pasiruošai kažkiek, ne? Gerai, norėtum? Kalk vieną. Kiek tas filosofijos bakalauras padėjo visame karjeros kely? Sakyčiau, kad labai padėjo iš tos pusės, kad su filosofijos studijom buvo toks įdomus dalykas. Aš nuėjau filosofiją studijuoti dėl to, kad aš nieko nenorėjau studijuoti. Filosofija visų mokslų motina. Taip, nes aš kažkaip nemačiau savęs. Aš šiaip turėjau būti teisininkė, nes manęs nuo vaikystės klausdavo, kuom tu nori būti.
ar teisėja, ar advokatė, nes prokurorė yra būti nefaina. tai vienu žodžiu... O teisėja faina, ne? Jo, mano čia buvo teisėja, mano senelis buvo advokatas, mano tata yra advokatė, buvo jau advokatė dabar pensijoje, aš buvau ta 3 karta ir aš turėjau būti teisininkė. Okay. Tai aš iš tikrųjų nuėjau stoti ir labai įdomu, nes iš tikrųjų aš buvau 12 klasėje, aš surašiau ten teisę VU, ten teisę Riomerio universitetą, dar kažkas, aš nunešiau tą lapą, padėjau ir tada grįžau į savo vietą ir tada aš pirmą kartą realiai gyvenime susimaščiau, palauk, aš nenoriu teisę studijuoti. Ir aš nuėjau, atsiėmiau tą lapą ir tada turėjau jame kažką parašyti, nes ten reikėjo kažką sureitinguoti ir aš pirmoje vietoje parašiau filosofiją. Ir gavai. Ir įstojau, taip. Bet ką davė filosofija? Tai filosofija iš tikrųjų labiausiai ką duoda žmogui, tai jinai duoda kritinį mąstymą. Ir aš labai gerai atsimenu su kursiokais savo, su kuo jie susidūrė kai kurie buvo tokie pirmūnai ir gerai mokėsi. Ir mūsų sistema edukacinė tą daro iš tikrųjų. Tau pasako, kaip yra. Dažniausiai. Ir tu taip išmoksti, kaip yra. O čia ateini studijuoti filosofijos, tu realiai studijuoji minties raidą. Tu studijuoji skirtingus filosofus, skirtingus mąstytojus, kurie visi turėjo savo matymą. Ir žmogus ateina, išmoksta pirmą filosofą ir priema, kad taip, ten turbūt pirmas koks nors Platonas, Aristotelis būna ten kažkaip. Va taip yra. Išmokau, gavau ten 9, 10. O tada atėjau į kitą kažkokią paskaitą arba į kitą kursą ir tau sako kažką kito. Ir įvyksta tas mindfuckas. Taigi mes visiškai kitaip mokėmės. Man atrodė tai juokinga, nes man atrodo savaime suprantama, bet tikrai ne visiems buvo savaime suprantama. Ir va čia ir yra tas momentas, kai tu pradedi realiai matyti pasaulį labai įvairų tokį, koks jis yra ir jį pradedi kažkaip žaisti tame. Ir įsijungia tas kritinis mąstymas, įsijungia argumentai. Mano vyras šiaip ant manęs pyksta, nes visą laiką sako, kad su manimi yra beprasmiška ginčytis, nes aš vis tiek visus konfliktus laimiu, bent jau argumentų. Aš tiesiog moku gerai argumentuoti ir apginti savo poziciją, dar turiu stiprų temperamentą, tai su manim ginčytis yra labai sudėtinga. O pagal zodiaką kas tu? Aš esu ožiaragis šiaip, bet apie zodiakus nieko neišmanau iš tikrųjų. Aš irgi. O kas tu? Žuvis. Tu žuvis. Mano mama yra žuvis. Ir kaip tu jautiesi, būdama žuvis ir gyvendamas Klaipėdoje prie jūros? Norėčiau būti neskumbrė. Ar tai yra susijęs su tavo nardymo pomėgiu? Ne, turbūt ne. Irgi. O jeigu tu būtum žuvis, kokia tu būtum žuvis? Geras klausimas, aš savęs klausiau ir kažkas, man atrodo, dukra manęs irgi paklausė, kuo aš galėčiau būti. Aš turiu variantą, bet pirmą tu pasakyk. Ten, nežinau kaip lietuviškai. Stingray, tokia plokščia ir ant dugno. Raja? Raja, lietuviškai raja, kažką to. Raja? Gal, nežinau. Bet jos tokios plėšrios. Jos ten palei smėlį šmirinėja ir, žinai, ką pagauna ten smėliukę, iškapsto, pučia tą, žinai, kažkas priplaukė taip suodė, kažnai per pusę. Jo, kažkoks dokumentalistas pasaulį pažįstamas norėjo taip priplaukti ir gavo į širdelę ir pasibaigė jam. Tai va tokia gauraja. Nežinau, neagresyvi, tikrai. Kiek tu gali tos krokodilus bučiuoti, ne? Bučiavo ir prisibučiavo. Su anakondom ten grumtis geriau namie su žmona, vienu žodžiu. Nežinau, čia ar mikrofoną nesugadinu, sorry, bet turiu atsigerti kavos. Jie tiek jau matė. Čia, ko aš turbūt norėčiau, tai aišku, kad iš šono aplinkiniams tai tikrai ne raja kažkur gulinti, žinai. Nors jos naktį tai jos aktyvios labai, bet vienu žodžiu. Dar pagalvosiu, bet gal tu paskui pasakysi. Man tai tu delfinas, žinai. Delfinas toks, žinai? Okay. Jie tokie protingi. Bet nelabai žuvis. Jiem patinka. Jos žinduoliai delfinai yra. Jo, bet ryklys yra žuvis. Operatorius linksi, taip, žinduolys išmano. Išmano. Jūs nusišneka. Come on, senelių boderiai.
Man Sergejus tas toks, kur su lempa plaukė. Ai, naktį, jokių taip Apšvietėjas. Nu va, kiekvienam, parašykit komentaruose. Kokia Sergejus žuvis? Kokia žuvis galėtų tikti man. Pažiūrėkit visas laidas, 51 vieną ir pasakykite, kokia žuvis. Jūs turbūt suprasite iš karto. Prisiminkit, kad delfinas nėra žuvis. Nėra žuvis ir mes turime delfinariumą. Ir parašykit, kas yra delfinas. Taip. Ir kiek jų yra ir vienu žodžiu jo. Gal nebūtinai zodiako ženklas mane nuvedė į mano kelią, bet turiu irgi panašių sąsajų su pasirinkimą universiteto, kai irgi man reikėjo pildyti ir man filosofija irgi kažkur ten buvo, bet patekau į energetinių renginių eksploatavimas Klaipėdos universitetas. 4 metų bakalauras, po 2 metų mečiau. Prisiduodu. Nepatiko, neįdomu. Dizeliniai varikliai laivuose nelabai įdomu. Aš šiaip galvoju, dažnai šiaip apie tai pagalvoju, kad mano suvokimas ir pasaulio matymas apie tai, ką galima veikti gyvenime, buvo labai labai siauras. Labai siauras. Ir nes nebuvo interneto. O kai atsirado tie kompiuteriai ir kompiuterio klasės, tai ten buvo tik tai OneLT. Ir tam OneLT irgi negalėjai sužinoti, kuom pasaulis gyvena. Jūs vadinat One, nes aš tai One. Teisingai. One LT. Tai buvo klasė LT ir One LT. Klasės nežinau, aš One. Bet aš ant jau po mirties. Paskutinis patipimų matė. Jo. Taip. Bet tai vat, aš manau, kad jeigu aš turėčiau tas žinias, kokias turi šiuolaikinis jaunimas, apie tai, kas ten būčiau žinojusi daugiau ir galiausiai, nežinau, būčiau žinojusi, ką kiti universitetai daro, tiek būtų užtekę. Aš turbūt būčiau stojusi kažkokias, nežinau, į tapybą gal kokią, arba kažkokias ten, nežinau, dabar sakyčiau, kūrybinės industrijas, bet tada iš vis tokios sampratos nebuvo ir savokas nebuvo, bet turbūt tikrai būčiau kažkokią labiau menišką kryptį pasirinkus. Tai ta tokia pretenzija ir liko būti prie meno kažkokių. Bet filosofija padeda tikrai žiūrėti, nebūti įspaustam į tą dėžutę, kur yra... Tikrai taip. Tos tiesos, Šiaip atsiranda turbūt tokio, to gylio. Aš šiaip esu tas žmogus, kuris tikrai tikiu sielą, tikiu, kad mes nesam tik tai šitas mėsos gabaliukas, kuris... valgo, virškina, kakoja ir miega ir dauginasi. Labai puikus dalykai. Jie tikrai yra puikus, visi iš jų, bet aš tikiu, kad mes nesam tik tai. Ir atsimenu, kad turėjau vieną tokį kolegą ir jisai ir aš jo kažkaip vieną kartą tikrai taip nuoširdžiai paklausiau, nes jau jam taip ir metų buvo visai nemažai, vyresnis už manęs. Ir aš sakau, negi tu tikrai tiki, kad mes esam tik šitas mėsos gabalas, kuris numiršta ir supūna ir nieko nelieka. Jis sako, taip. Ir jis tikrai taip nuoširdžiai atsakė man. Ir mane tada ištiko toks momentas, kad aš sakau, bet kaip tau turėtų būti baisu gyventi, arba net nebaisu, bet kokį tu turėtum jausti spaudimą gyvendamas šitam gyvenime, nes tada tikrai tos visos tavo fucking dienelės suskaičiuotos, kol tu numirsi, tu turi maks padaryti kažką, išspausti ir tada, nežinau, turėtų būti labai sunku, man atrodo, žmonėm, kurie tikrai tiki, kad nieko daugiau nėra. Tai man lengviau. Man irgi, ja. Nors aš nelabai tikintis, bet Azijai begyvenant kažkaip aplinkui žmonės tikėjo daugumą dalykų ir medžius aprašinėjo, irgi jiems tokią pagarbą medžiams, žinai. Vienu žodžiu, kažkas yra tame, negaliu nei vieną, nei kitą pusę. Tokia tarp. Taip. Mes tiesiog labai mažai žinom, bet... Taip, bet kuo daugiau kažkaip gyveni ir kuo daugiau, čia prie filosofijos negrįžtam, kuo daugiau domiesi, tuo įdomesnis tas gyvenimas yra. O klausyk, grįžtam prie tavo pirmų dienų
Kas tave nustebino labiausiai? Vat, pirmas dienas tau pridavė visus darbus. Tai tas darbų perdavimas tai buvo tokia viena papkė, tokia įmautė su plastikiniam tom tokiom įmautėm ir ten tiesiog buvo sukišti kontaktai, ne, ir man sako, čia, žiūrėk, yra visi fotografai, čia garsistai, čia production house'ai, nu maždaug čia viskas, ko tau reikia. ir čia va yra failas su ten autorinių sutarčių šablonais. Čiau, nu maždaug kažkaip, nu gal čia biškai utriruoju, bet daugmaž mano galvoje tai vyko taip. Ir tada aš pradėjau dirbti, tai aš esu šitą pasakosiu tau istoriją, taip. Bet aš ją daug ką mes supasakosiu ir rašysiu su Facebook'e apie tai, bet iš principo tai tikrai tai buvo ir aš gaunu pirmą laišką, jau e-mailą, ten atsisėdi, laukiu, kol tas mailas įkris, įkrenta pirmas mailas ir tekstas yra toks. Net atsimenu konkrečiai, nuo ko buvo, nuo Dovilės, tau Dovilė irgi linkėjimai. Linkėjimai. Buvo jinai vadovė agentūros po to, tai vienu žodžiu laiškas, Justina, štai tau klipuk, štai tau prisektas klipukas, paprašyk production house'o, kad nuimtų VO ir ant pekšoto uždėtų bliūrą. Nu, iš tikrųjų, tai čia, kaip dabar aš jau žinau, tas klipas yra skirtas testavimui, ne, kai tu nuimi balsą, ten tą, kuris kažkas sako. Jau voiceoveris. Tai jo, ir aš tada suprantu iš to viso laiško Justiną ir klipuką ir nuimti. Daugiau aš nieko nesuprantu, bet aš, nu, vat, filosofija, smart, galvoju gerai, nu, VO, kas tas VO, čia kažką girdėjau, voiceover kažkas sakė, tai tas VO greičiausiai bus voiceover. Tada ir šiais laikais tai tu paguglintum. Nu, iš vis šiais laikais tu čia GPT pasiklaustum ir savo atsakytų viską ir dar paskambintų už tave ir sudylintų ir nuimtų. Kam mes reikalingi? Jo, bet tada, nu, aš taip voiceover, greičiausiai balsas ant viršaus ir atsimenu labai gerai, Telija buvo klipas, ne Telija, o Omnitel. Ne, meluoju, buvo šitas Teo buvo toks Teo. Teo, paskui Telis. Teo buvo Telis, Teo buvo televizija. Taip, Teo. Ir ten buvo Teo būti su pasauliu. Aš net pamiršau, blama, kiek daug laiko kažkaip net išsitrynė jau tie dalykai. Tai vat buvo Teo būti su pasauliu. Ir tada, balsas ant viršaus, greičiausiai tai bus tai backshot'as, tipo vėl pakuotė, šūvis, nu, greičiausiai ten jau bus tas logotipas pabaigoje. Nu, bet jau bliūro aš neįvykiau. Ir tada nuėjau, sakiau, kas tas bliūras ir taip. ir aš dažnai susidurdavau, paskui aš dirbu agentūrai, bet tokiu būdu, tokiu testavimo ar nuolatinio mokymosi būdu, su tais atodusiais aš dažnai susidurdavau, bet aš savo pasisakiau tokį dalyką ir kurį paskui dirbdama daug metų ir savo projektų vadovom tą patį sakydavau ir visą laiką sakau tą žmonėm, kad tu geriau pasirodyk durnas, bet tu pasiklausk, kas gali blogiausia nutikti, jie pagalvos, kad tu durnas. Nu, čia mažas dalykas, bet jeigu tu padarysi kažkokią klaidą nežinodamas, tai kur kas bus daugiau problemų su tuo. Taip. O reklamoje dar, kai tu dirbi, tai dažniausiai konvertuojasi į pinigus ir į nuostolius. Tu kažko nedadarysi, nesuprasi, uždėsi ten kažką ne tą, nu, tu turėsi tiesiog problemų. Tai tu geriau pasirodyk durnas. Ir aš tą vadovaujuosi strategiją po šiai dienai, iš tikrųjų. Geriau, nu ką, nu, durnas, nu. Pagalvoja ir pagalvoja. Nu, pagalvoja. Ir pamiršo. O apie nuostolius, buvai nuostolių patyrus kaip vadovė? Tų tokių nuostolių gal man konkrečiai, gal neteko. Nu, tokių, kur konkrečiai man. Bet yra tikrai buvę ir ten kokiam nors šūkyje ten raidė praleista ir ten visa partija kažkur nukeliauja ir ten koks nors, nežinau, barkodas ten dizaino nedadarytas ir ten, nu, vienu žodžiu, tokių,
Jo, tokių pliurkų tikrai labai, labai didelė, tarsi žiauriai didelė atsakomybė iš tikrųjų ir reikia labai į tuos dalykus žiūrėti, suprasti, įsigilinti, tai klausti. Jeigu Nebijoti, ne? Paklausti durną klausimą. Žinai, klausti, jo. Nors mums jisai gali būti toks. Mes irgi turime mažiau patyrusių kolegų, bet visada susitvarkom, mes taip juokiamės iš jų, kad mes irgi. Taip. Bet čia yra juokelis. Geriau klausti. Geriau paklausti, mažiau problemų. Jo, bet šiais laikais visi klausia ChatGPT ir aš nebejoju, kad ar ten kažkokio kito dirbtinio intelekto tulso. Ir čia irgi turbūt reikėtų klausti yra gerai, bet persiklausti dar ir žmogaus irgi yra labai rekomenduotina. Nes, vis tiek tu turi, jei jau priėjom prie dirbtinio intelekto temos, šiaip technologijų tema yra labai įdomi šitą srityje. Tai labai fainas įrankis, labai geras įrankis, bet yra tas pats, kas skaičiavimo mašinėlė. Tu nesakysi, kad mums daugiau matematikų nebereikės arba finansų direktorių, nes atsirado kalkuliatorius. Tu turi žinot, ką tu nori skaičiuoti. Ir kai tu žinai, ką ir kaip daryti, tai tada tikrai labai, labai, labai didelė pagalba, bet kartu ir labai matosi, kai nemokšiškai naudojamas. Tavo klausimas. Mano klausimas. Mano klausimas toks globalus ir nekonkretus. Filosofiškas. Tuo pačiu filosofiškas ir gyvenimiškas. Su Sergėjus, Sergėjus, čia jūs darbuojatės, čia fainai pasidėjom, su jūs sugalvojom idėjų čia, kaip, blėt, sukurt tą idėją kokią gerą. Kaip? Atspirties taškas. Kaip, čia gerai, čia toks, šiaip gal ne tiek reklamai, gal gyvenime tokie pat stepsai, kažkas nori sukurti verslo idėją, kažkas nori sukurti kelionės idėją, ta prasme. Kaip gimsta idėjas? Kaip gimsta idėjas? Tai yra ta nuomonė, kad visos idėjos gyvenime jau yra sugalvotos, ne? Tik jas sukopijuoti reikia. Tik aš, jo. Kažkas atsiranda super originalaus, bet vis tiek jau kažkas greičiausiai jau yra tai sugalvoję. Tiesiog neįgyvendinę ir nepadarė. Tai viskas įvyksta darimo būdu. Šiaip reklamoje tai buvo tam tikras lūžio momentas, nes kažkada buvo labai daug dėmesio skiriama idėjom, konceptam ir panašiai. Paskui supratom, kad įgyvendinimas yra kartais svarbesnis nei idėja, kad ir kaip tai būtų, kad ir kaip kažkas pyktų dėl to. Bet ir iš tikrųjų, turbūt mes agentūroje ir pats agentūros ta vizija ir buvo tas maksimaliai geras, kokybiškas įgyvendinimas. Ir po šiai dienai aš tikrai irgi visą laiką galvoju apie tai, koks tai, teko ir su teatre, su spektakliais dirbti, vis tiek, aišku, viskas yra svarbu, bet gera idėja, jinai nieko verta be to gero įgyvendinimo. Tai reikia tiesiog pradėti daryti ir tada pakeliui paaiškės. Kur tai nuves, visada yra klausimas, kaip tai pasibaigs irgi visada yra klausimas, bet į ką tai išauks, į ką tai transformuosis, tai yra vienintelis kelias daryti. Ir kartais tos idėjos, kurios atrodo, pavyzdžiui, Airbnb arba LinkedInas, tai atrodė idėjos, kurios tiesiog niekada neįsigyvendins. Todėl, kad kai buvo sugalvota Airbnb idėja, tai nuomonė prieš buvo, kad tai yra nesąmonė, nes nieks nenorės į savo namus įsileisti svetimų ir nepažįstamų žmonių. Ir tai neveiks, bet tai suveikia. Tai suveikia ir suveikia puikiai. Tas pats buvo su LinkedInu. Idėja buvo, kad
nieks nesinaudos LinkedInu, nes tavo darbdaviai galvos, kad tu tiesiog ieškaisi kito darbo ir kito pasiūlymo. Niekas tuo metu nesitikėjo, kad tai transformuosis į kažkokią, į tai, ką dabar yra LinkedInas transformavisis. Beje, LinkedIn, kalbant apie, jeigu jau pakalbėjom apie LinkedIną, tai LinkedIn'e visą laiką yra su idėjom, ne? Lengva iššauti, kai tu esi išskirtinis tame kontekste. Ne? Ir mano buvęs kolega Rokas Eltermanas. Galiu sakyti, kad tai yra vienas influenceris, kurį aš tikrai pažįstu, nes su juo daug teko dirbti. Tai jisai dabar yra LinkedIno žvaigždė. Kas galėtų pagalvoti? Bet jisai ten rašo absoliučiai. Ir jeigu aš kažkokiam kontekste žmonės tik pradeda kalbėti apie LinkedIną, ir aš pasakau apie Roką, visi jį žino, kas naudojasi LinkedInu. Tai jisai tenai rašo labai išskirtinius postus. Bet labai, va čia kalbant apie humorą, ne, tai čia jau tas, kur ekstremumo kranelis atsuktas iki galo ir jau kur love it or hate it. Bet va, tai veikia. Tai aš labai džiaugiuosi dėl to ir man ten tikrai yra juokinga ir manau, kad daugeliu yra juokinga. O kam yra pikta, tai jų problema. Mano kūryba, tai geras klausimas, toks nesibaigiantis, visada galima prie jo grįžti apie kūrybinį procesą, dabar stebint, žinai, vaikus, kai mano vaikas auga. Tai tų idėjų, ką veikti, ką šnekėti, jinai eina, ten nueina, pradeda kažką šnekėti, aš taip vieną ausim. Ten tokios istorijos vyksta 6-mečio galvoje ir kas su kuo ir kaip ir kur jie keliauja. Vienu žodžiu ten toks. Čia mums paskui gyvenimu suspaudžia. O paskui suspaudžia, nes mano nuomonė, tu pradedi bijoti, tu užsiblokuoji tą kažkada buvusi kranelį, kur ten nežinau kaip tai teisingai tryško, vienu žodžiu, kai vanduo liesi laisvai ir mus įrėmino į tą boksiuką, į tą dėžutę, kur blemba, turbūt visi pagalvos, aš debilas, žinai, tylėsiu, geriau tylėsiu ir niekam nieko nesakysiu, nes mano gyvenime dažniausiai mes būdavom, tada internetų nebūdavo, mes būdavom kieme ir mes myždavom į kelnes iš sugalvotų istorijų, kažką priburė, būtinai reikia priburti, žinai, ten nuėjai žvejot, bet turi blemba dar privaryti visokių nesąmonių ir žmonės sėdi, žinai, linksi, wow, Regimantas žino, aš pradedu jam kažką pasakoti, jis pradeda tikėti, bet čia yra įgūdžiai iš vaikystės, kai mums, kad paimti, mes nieko daugiau neturėjom, mes turėjom pagalys guli, žinai, ten kažką su juo padaryti, žinai. Nu, taip tokie banalūs dalykai, bet jie lavina tavo, nes tau reikia iki 11 temstą vasarą kažką veikti, namo neįsi, nes tam privers kažką plauti. Arba dar kažką padėti, žinai. Tai geriau laukia, bimbam ir pradedi priburti visokių nesąmonių. Ir blogąją prasme mes ten padarydavom tokių čiūdų, ir gerąją turbūt lavinti vaizduotę, burti, vieną kitą apgaudinėti, bet gerąją prasme, kad jis pasirašytų, nueitų, padarytų, žinai, nors tu melavai. Jis nueina ten, ką tu čia veiki. Tai man sakė Sergejus ten ir Hebra, pirmą kartą girdžiu, žinai, ateina vėl. Pagavai mane, žinai, ir taip tęsiasi vienas per kitą einam ir bajerius kaldam, kad patikėtum, tai gal tas lavino vaizduoti. Šiaip čia labai gera tema, nes vieninteliai žmonės, kurie mus iš tikrųjų riboja, mes esame patys. Mane labai įkvėpė, skaičiau interviu su Johnny Deppu ir tame interviu jis sako, kad vienu žodžiu, kad jisai tapydavo visą laiką, bet tų savo paveikslų niekam nerodė, nes nedrįso. Ir draugai pamatė ir sako, reikia tavo tos paveikslus, jie faini, juos reikia parduoti. Jis dar nenorėjo jų duoti parduoti, nes nepasitikėjo savim. Ir, vienu žodžiu, ir juos pardavė visus labai greitai, ten pinigai paaukoti buvo kažkai labdarai. Ir tada jisai interviu pabaigoje sako,
Žodžiu, man jau tiek metų ir aš kažkaip nusprendžiau, kad gal man reikia pagaliau ten savęs neriboti ir leisti ten tai savo kūrybinį laisvį skleistis. Ir aš tada galvoju, Johnny fucking Deppas. Johnny Deppas. Tarsi, jis sako, kad jis neleidžia savo kūrybinį laisvį skleistis. Blet, tai kas leidžia? Ta prasme, Johnny Deppas neleidžia savo kūrybinį laisvį skleistis. Ir tai ką kalbėti apie mus? Muzika, taip, muzika, kinas. Tapyba. Ko tau dar? Aš dabar skaitau knygą Du tėčiai, turtingas ir vargšas. Ir va ten tas labai kaip šiaip mūsų tas backgroundas tėvai, kaip jie, kaip mumis auklė ir kaip tas apriboja. Ir aš labai savo pritaikau ir jo, toks yra, kad taip, okei. Ir taip dar gali būti, žinai. Visai. Tai irgi ta tokia idėjų laisvė, tai šitą knygą šiaip. Kai aš skaitau knygas, jūs jas išgirsinat, aš vieną knygą per metus perskaitau. Mes jas apšnekėsim. Galėsim vieną laidą padaryti, skirti tą, nes aš skaičiau labai senai tą knygą. Bet kuo tu anksčiau perskaitai, tuo geriau šiaip. Jo, padėjo man, aš buvau užsienį, ten skaičiau man. Tai galėsiu dar duoti. Geriau anksčiau, žinok, negu vėliau tą knygą perskaityt. Bet jo, kažkaip už tai aš pagalvojau, kad man yra 40 metų. Aš tikrai irgi jau galvoju, man, aš nelauksiu, kol man bus kaip Johnny Deppui, kad aš leisčiau savo kūrybinę laisvę pagaliau. Nes, kalbant apie agentūrą, tai iš tikrųjų, turbūt dabar aš esu daug laisvesnė kūrybinė prasme ir, kūrybinė ir saviraiškos prasme, negu aš buvau agentūroje, tikrai tą galiu pasakyti. Nes vis tiek tai yra ta industrija, kurioje yra labai daug arogancijos, žinojimo, vertinimo, vieni kitų vertinimo ir tokios subordinacijos. Jeigu tu projektų vadovas, tai tu čia neišmanai apie strategiją arba tu čia neišmanai apie kūrybą. Čia kūryba, copywriteris gali pasakyti geriau ten, kaip reikia tekstą parašyti, o artas žino geriau, kaip tai turi atrodyti. O tu, jeigu esi projektų vadovas, tai tu geriau čia neaiškink, nes čia ne tavo daržas ir net tu supranti. Aš tikiu, kad gal ne visur taip yra ir ne 100%, bet vis tiek to yra labai daug. Ir man atrodo, kad tada, kai aš pradėjau dirbti operos ir baleto teatre rinkodaros vadovė, va ten buvo mano toks kūrybinis aukso amžius, kai realiai manęs niekas neriboja, niekas man neturėjo pasakyti, kaip yra, manimi 100% pasitikėjo, daryk, kaip tau atrodo geriausiai, tu čia žinai geriausiai. Ir net atsimenu tokį juokingą vieną atvejį, tai buvo toks vyrukas, kuris filmuodavo mums viską ir video montuodavo. Su juo visą laiką dirbdavo ir jisai paprastai kaip padarydavo, taip ten irgi, sakyti, ten, nufilmuok tą. Jis nufilmuodavo, atiduodavo. Ir tada ateina kažkokia Justina, supranti, ir ta Justina sako, man reikia, kad tu tai padarytum. Jisai padaro, Justina sako, negerai, reikia ten biški kitaip. Sergiau, mes su tavim dirbam, tu žinai. Ja. Biški kitaip, reikia klausyti. Žinai, mane, sakau, negerai. Ten jisai sukandęs tos dantis padarė kažkaip, sakau, dar negerai. Ir jisai sako, tai kas čia bus tas žmogus, kuris pasakys, kad yra gerai? Aš taip pagalvojau, sakau, aš. Pasirodo to, aš. Nėra virš manęs nieko, jokių kūrybos vadovų, jokių ten artų, nieko. Aš. Bet tai paprastėja, žinai, mes dabar turim projektą, kur reikia, žinai, daugam parašyti. Tai yra fainai, kai yra vienas žmogus, tu gauni iš jo kritiką, tu padarai pataisimus ir su vienu bendrauji. Negu šitas išėjo atostogų biški trumpam, tai persimetė ant kito žmogus, pradėjo jam pasakoti, vienu žodžiu bardakas. O šiaip, logiška. Aš suprantu, kad jis priprato prie visai kito ritmo. Aš tikiu, kad ne visi gali galbūt, bet ir ne visi negali. Yra tikrai lygiai taip pat, kaip kartais dirbant su klientais reklamos agentūroje, yra biškitas, kad jūs čia nesuprantat, mes čia geriau žinom, kaip yra. Taip, kartais, bet tikrai ne visada. Kartais tas klientas tikrai labai gerai žino, dirba su to savo prekės ženklu ir žino, kas veikia, ir žino, kas jo klientas, ir žino, kas patinka. Ir kartais atėjęs tas agentūros arogantiškas, toks mes čia geriau žinom,
jisai nėra teisingas. Ir kartais tikrai būna, kad agentūros ir pagadina ten reikalus, ne tik, kad pataiso. Ir dėl to labai, žmonėm, kurie yra kliento pusėje, kurie dirba su savo verslu, su savo prekės ženklais, visą laiką reikia turėti vis tik tą tokį kritinį mąstymą ir žinojimą vis tik, kur aš esu ir kur aš einu ir ko aš noriu. Ir ne visų klausyti. Ja, jeigu visų klausysi, pasimesi turbūt, arba dar kažką. Edgarai, dar turim. Aš tai turiu tų klausimų, kad ne. Tai, varyk. Varau, gerai. Dabar apie streso būseną šio industrijai. Ar ten nėra streso, ar ten yra biški streso, iš 0 iki 10 balų. Kiek tavo... O kokia industrija yra 10 balų? Medikai, ne? Tikrai ne politikai. Aš žinau, kad aš esu girdėjus, šiaip ne vieną kartą esu tai girdėjus, neva tai yra ir kažkoks tyrimas, ir čia mūsų irgi kai kas iš agentūros mėgdavo tą pacituoti, kad neva tai agentūra yra antra pagal stresą profesija, pirma yra pilotai. Taip sakė, kiek tai yra tiesa ir kiek yra pagrįsta, tai aš tikrai drįsčiau pasiginčyti. Bet kalbant apie streso lygį, 8,5 gal, 9,5. Kaip vėl, turbūt senais laikais, tai aš turbūt sakyčiau, kad ten tikrai viskas čia max stresas ir panašiai. Šiai dienai, vis tiek aš suprantu, kad aš priimu tą budistišką požiūrį, kad skausmo mes negalim pasirinkti, bet kentėti mes renkamės patys ir kančią mes renkamės patys. Dėl to stresas irgi, kaip bebūtų, yra mūsų pačių pasirinkimas. Tiesiog taip yra. Ir tikrai buvo daug jo, tikrai buvo sunkių akimirkų, tikrai buvo tas nuolatinė įtampa, bet šiandien aš irgi dirbu reklamai, bet aš tikrai nepatiriu streso. Tai nežinau, ar pasikeitė industrija? Ne. Ar pasikeičiau aš? Ko gero, kad taip. Ko gero, kad taip. Bet ką tu pasakytum savo jaunesniai, kurie ką tik ateitų, maukis čia, nereikės tau šito, čia yra klaidinga, ar ne, paskatintum vėl praeiti pačiai savo tą kelią? Aš labai gerą kelią praėjau. Aš labai tikrai vertinu tas patirtis ir aš žinau, kad jos man labai daugeliu prasmių buvo naudingos ir aš tikrai daug išmokau, tiek tiesiog tos rinkos prasme, tiesiog išmokau elementariai dirbti tuos darbus, išmokau dirbti toje rinkoje ir aš dar esu pasibaigusi šiaip magistrą digital marketingo, skaitmeninės rinkodaros. Bet aš, kai nuėjau tą magistrą mokytis, tai realiai po filosofijos aš ten labai gerai ten išsilaikiau egzaminus, net tų dalykų, kurių aš praktiškai neėjau paskaitas, nes aš kai neidavau, aš suprasdavau, kad aš viską čia jau žinau, aš viską čia jau moku, man šitie visi dalykai, aš galiu tiem, taip gal arogantiškai nuskambės, bet tikrai tam tikriem dėstytojam aš tikrai galėjau dėstyti. Kas iš naujovių, kaip iš tikrųjų? Ne, taip, iš tikrųjų, nes aš tiesiog visus tuos dalykus, aš daug metų dirbu ir aš per savo praktiką išmokau labai daug dalykų. Aišku, man buvo faina tarsi pasikartoti, tarsi pamatyti tokią struktūrą, teoriją pamatyti, bet man visą tai buvo žinoma. Ir dabar aš irgi skaitau knygas apie strategiją, apie rinkodarą, apie šitą, apie mūsų sritį, bet ir toliau tos žinios plečiasi. Bet tos visos patirtis, jos buvo labai naudingos. Aš perėjau labai daug skirtingų pozicijų, nes aš buvau ir prodiuserė, ir projektų vadovė, ir kūrybininkė, nedidelį laiką buvau, ir tada buvau projektų vadovė ir galiausiai vadovavau agentūrai. Tai buvo nuo iki. Gal tu gali išskirti, kas tau labiausiai patiko?
Ar visi vienodai neblogi? Čia taip. Vadovų žmonėms, smagiausia, ne? Nu, ten ir spaudimo gal daugiau vadovų. Šiaip man, aš labai atsimenu tą laiką, kai aš dirbau prodiuserę, nes vat, nuo to ateimo, kai praėjo, jau kai aš ten išmokau tą žodyną, supratau, kas čia apie ką, ir žmonės pradėjo suprasti mano bairius, tai tada man atrodė, kad aš realiai nedirbu. Man atrodė, kad tai viskas, čia yra mano darbas ir dabar man už tai moka pinigus, čia yra, svajonė, ne darbas. Taip, aš jaučiausi dirbdama prodiuserę. Aš tada gavau atlyginimą, man atrodo, jeigu aš neklystu, 1500 litų, man atrodo, tas atlyginimas mano buvo pirmas. Tai man buvo labai dideli pinigai. Tas atlyginimas buvo praktiškai ten 2 didesnis, negu aš prieš tai gaudavau dirbdama pardavėją. Tai man buvo aukso amžius. Tai man labai patiko. Tada, aišku, turėjau tam tikrų iššūkių, gal kai pradėjau dirbti projektų vadovę, nes tai iš karto gavau didelį klientą ir su labai labai daug visokių dedamųjų. Tai buvo gan sudėtinga. Ir aišku, kai vadovavau agentūrai, tai buvo vėl visiškai nauja mokykla ir nauji dalykai. Su vadovavimo agentūrai yra labai toks irgi įdomus momentas, kad man tai visą laiką, man kažkaip niekada nebuvo, negaliu net sakyti svarbus, bet niekada nebuvo įdomus ten ir tie titulai visokie, kur žmonės ten juos dėlioja. Ir tas mano naivumas iki tokio lygio buvo, kad aš, pavyzdžiui, aš ten net nesuprasdavau tų pavadinimų, pozicijų, ten kažkas ten. Ir aš atsimenu, buvo tokia juokinga istorija, kad kai aš jau patapau tą vadovę, mano pozicija, jau aš paskui žinau, kad esu managing director. Tai aš net girdėjau tokius, čia irgi iš nuogirdų mūsų rinkoje, kad sako, jinai nebuvo agentūros vadovė, jinai buvo administracijos vadovė. Tai aš nežinau, kito vadovo kaip ir nebuvo, tai aš kaip ir galvau, kad aš ir vadovavau, nes kaip ir nebuvo kito vadovo, išskyrus ten kažkokius skyrių vadovus. Bet ta juokinga istorija buvo tokia, kad administratorė padarė vizitinės. Ir matomai, kad jinai darydama vizitinės, ten kažkokios kitos vizitinės kopijuota buvo, ko gero, ir ten buvo parašyta CEO. Bet aš net kažkaip netkreipiau tai dėmesio ir aš atsimenu, kad kažkokiam turbūt susitikime daviau ten tą vizitinę ir Paulius Sanuta, kuris vienas pagrindinių akcininkų Not Perfect Companies, pamatėt, nes jis buvo CEO. CEO pamatė, kad aš esu su CEO vizitinė. Tai aš tuo metu nesupratau, ant kiek tai yra big deal. Tipo, atsiprašau, tą užrašė, tai kas čia turi būti užrašyta, gerai, pataisysim, what's problem. Bet jis man, kiek aš vadovau, tiek jis man tą primindavo. Vis kažkokiam kontekste. Bairiais ar taip, biški taip? Okay. Bairiais, bet suprantam, bairiais. CEO atėjai, mašiną pastatėjai arčiau įėjimą. Su tokia biški vis tiek visą toks nuoskaudos gaidelė būdavo gal tame kažkokia. Bet vis nepraleisdavo progos įkasti. Tai man su tais titulais sunkiai sekėsi. Aš kai atėjau vadovauti agentūrai, tai mano turbūt pati didžiausia ir pagrindinė pamoka, kurią aš išmokau, tai aš atėjau, aš neatėjau, aš dirbau toje agentūroje. Tiesiog vadovas išėjo ir mane pastatė jo vietą, pasiūlė tą poziciją. Tai kai mes kalbėjomės tada su Paulium ir aš nesupratau, apie ką jis ten suko, kažką kalbėjo. Ir aš nesupratau, ką iš čia man siūlo, gal atlyginimą noriu pakelti, kažkaip nesupratau. Ir jau tada jis man sako, kad tai sako, mes čia tave matom agentūros, tada aš suprantu, kad man dar smegenis dar nepriema tos informacijos, aš dar nesuprantu, kas čia vyksta. O tada aš jau pradėjau suprasti, kad... Shit. Ta prasme. Ir realiai mano buvo tokia reakcija, kad
ten mes sėdėjom meeting room'e, susitikim kambarį, stalas stiklinis buvo ir kai tu sėdi, tu matai savo kojas, o pačioj dar linoleumas tokia žolė. Ir tu tipo sėdi ir žiūri tas savo kojas per tą stalą. Ir aš realiai sėdžiu ir jaučiu, kad apsivemsiu. Nu, fiziškai mane tiesiog pradėjo pykinti, o ten už stiklinų durų dar matau, kur tūliko duris. Ir aš galvoju, dabėgsiu ar ne? Galvoju, kaip, ir tos mintis taip toks flow eina, ne, galvoju, dabar jeigu vemčiau ant to stalo stiklinio, kai būtų kažkaip ant to žolės irgi ne. Taip, ar dabėgsiu iki to tualeto, nes tas stalas toks didelis, reikia kažkaip apeiti. Ir toks, kur išeini, iš zone out, kai vyksta toksai. Gal aš pasidėsiu ją kažkaip. Jo, bet ir tada... neapsivėmiai. Ne, neapsivėmiau tada, bet kažkaip suvirškinau. Sulaikėjau. Jo, suvirškinau vienu žodžiu ir paskui tada aš galvoju, nu gerai, nu ir tie visi mano tie kolegos, nu jie buvo mano draugai, jie buvo mano hebras, kurią mes dirbam ir aš galvoju, mano tikslas yra aiškus, aš padarysiu taip, kad visiems būtų faina, kad visi būtų laimingi. Toks socialinis. Mega planas. Taip, bet huliganas. aš 100% tuo tikėjau. Ir aš galvoju, fainai, aš padarysiu, va dabar tai bus visiems taip faina. Ir tada aš supratau, kad ką tu bedarai, visiems nebus faina. Nes jeigu klientų nėra, arba ten kažkokia duobė, tai tada visi bijo, kad juos atleis ir jau yra įtampa, ne? Jeigu laimi klientą ir tada visi nori atlyginimo didesnio. Labai natūralūs, labai žmogiški procesai ir vis tiek žmogus pats renkasi. Tai čia kaip su tuo kančia, ne, ir kentėjimu, lygiai taip pat su laime ir tuo džiaugsmu, jis pats renkasi, kaip nori jaustis ir ką nori daryti gyvenime. Ir jokia ten atėjusi Justina nepadarys visų laimingais. Tai va, kad ir kaip jinai norėtų, kad ir kaip stengtųsi. Tai va čia tokia man buvo biški krizė, bet ir labai didelė pamoka. Labai didelė pamoka gyvenimui. Ir dabar va, irgi kažkaip, kai susiduriu su vadovais ir tenka su jais kalbėtis, ypač jeigu jie yra nauji, tai visi susiduria su tuo, kad bet aš tai padarysiu. O klausimas dabar, kaip tu žiūri į temą moteris aukščiausiose pareigose, moteris rolė, kaip mama, kaip moteris tarp vyro yra? Tu nejutai šio industrijoje iš viso jokių apribojimų, jokių... Absoliučiai. Pas tave šio industrijoje nėra visi lygus ir visi daro savo darbą maksimaliai, kaip jie gali tą padaryti. Tikrai. Jo, visiškai. Aš kažkaip niekada... Atsimenu, mane kažkada pakvietė kalbėti konferencijoje, kuri buvo apie tai, kad... vat apie moterų ten tą padėtį. Ir tai tada irgi buvo realiai pirmą kartą, kai aš susimaščiau, turisi, o kas yra, kokia problema su moterim? Nes man tai niekada nebuvo problema absoliučiai. Nu, vėlgi mano močiutė, ne, yra stipri moteris, buvo teisėja, kuri ten irgi, aš taip kažkaip visą laiką, niekada nemačiau moters kaip tos kažkokioj silpnesniai galės pozicijoje. Niekada man taip netrodė ir niekada aš tokia nebuvau. Pridedi dar, kad tai iš Panevėžio ir... Nepaisant mano žemą ūgio. Kai vienas draugas sakė, svarbiausia, tavęs yra daug, žinai. Tai... Žemi žmonės dažniausiai būna piktesni, nes yra arčiau velnio. O yra tokių, nice. Aš dabar iš tikrųjų sportuoju su treneriu jau ilgai ir man jis visą laiką labai džiaugiasi, kad yra mano tokios trumpos drūtos kojytės kaip kiniečio, nes aš labai gerai galiu tos visus pritupimus už tangą daryti, tai jis sakė, blema, tos trumpos kiniečio kojytės kaip gerai. Šiandieną padirbėsim, duosim jiems garo. Tai jisai, va tokius man komplimentus sako treneris. Cool, iš Klaipėdos čia, iš Spitnoso. Nori pareklamuoti? Giedrius Podlipskas iš Impulso, jeigu reikia, tai žinokit, yra the best.
Prie bairio, bičias. Tai judant link pabaigos, paskutinis klausimas. Kadangi mes čia logotipę turim pliaušką, tai kalbėsim apie filmus, geriausių filmų rekomendacijos. Kurie tau įsiskyrė šiemet? Ne šiemet, gal praeitais metais, žinai. Ar prieš 20 metų išleistas filmas, kuris įtaką tau padarė, gal pakeitė tavo gyvenimo, požiūrį į gyvenimą ir kažką, ir atsidarė duris arba fortkę? Jaučiu, kad Twin Peaksas svarbu, ne? Jo, nes aš labai gerai atsimenu, kad Twin Peaksas buvo tas pirmas filmas, tas pirmas serialas, realiai, nepriklausomoje Lietuvoje, tai buvo toks pirmas tikrai kažkas kitokio, out of this world. Tai nueikite, pažiūrėkite mūsų praeitą laidą. Jo, 50 laidoj. Kaip tik apšnekėjom tą serialą su Marta. Taip, tai man buvo taip, kad man neleisdavo jo žiūrėti močiutę. Jinai žiūrėdavo vieną užsidarius kambarį. Tai aš prašydavau, kad man leistų tik tai paklausyti muzikos pradžiai. Badalamenčio, ane? Ir aš kartais, kai man pavykdavo, ten biški kažką nužiūrėdavau tokiom nuotrupom. Bet tos nuotrupos ir, vis tiek, Linčai, aš lauksiu, kol tu į šią žemę grįši kokiu nors kitų kūrėjų ir gal dar aš turėsiu šitam gyvenime savo galimybę pamatyti kažką tavo naujo sukurto, nes paskui, kaip mes jau brandžiam amžiai su vyru žiūrėjom vėl tą Twin Peaksą ir kartą, ir antrą kartą, aš jau žiūrėjau iš tos perspektyvos, galvodama, ką turėjo mano močiutė galvoti, žiūrėdama šitą serialą. Kai visi serialai, kokius jinai buvo mačius, buvo... Santa Barbara? Ne. Jessica Fletcher, Namelis prerijose, Senis. Toks vokiečių detektyvas. Ir tada Twin Peaksas. Jo. Bet irgi detektyvas, who done it, aiškinamės. Tarsi, kas turėjo. Bet tai yra, tai turėjo būti labai paveiku ir man atrodo, kad čia toks pirmas metafizinis prisilietimas. Nes apie kūrybą, tas tai režisierius žinojo, kaip ten semtis, kur nerti giliai, kad pasiimti kažkokią idėją ir kokybiškai ją atlikti. O dabar vis dar žiūrim. Antras jau sezonas, nežinau, Edgarai, toliau netesiai žiūrėti, neiškentėjai. Nieko, dar grįši, čia kaip sakoma, būna, kad tu... Dabar aš knygą pasinėriu. Gerai, knyga irgi fainė. Bet kokiu atveju mes galim matyti tik tai tiek, kiek mes savyje turim. Tai viskas tik mūsų veidrodis. Nes turėjome muzikantą, kuris semėsi įkvėpimo iš aplinkos, iš natūralumo, iš savo gyvenimo. Bet jisai irgi sako, jeigu aš nieko nedarau, nieko ir nesigauna. Ta prasme, reikia daryti, sėsti prie programos, pasijungti MIDI ar sintezatorių, pradėti kažką pilyti, kažkokius būgnus įsimesti, ir darbo metu išauga į kūrinį. Twin Peaksas irgi, Linčas irgi taip kurdavo, jis kurdavo aikšteliai, daug dalykų gimdavo aikšteliai, tai nežinau, ar tu žinai, bet tas Bobas, jis irgi... Net ir aš jau žinau, nežiūrėjęs. Art departmentas. Netyčia. Bet geras bairis. Bet tai crazy, ne? Bet čia yra drąsa... Kūrybinis žmogus turi savo pasiruošimą ir tas taisyklės. Davidas labai daug kitose filmuose naudojasi kliurkomis. Mes galim pasakyti iš šono, blemba, čia kliurka, greitai, mauk iš čia, stop kamera, varom toliau, žinai, po to, kai jis iš čia išeis, sutvarkys ten kilimą, whatever. Kodėl jis ten buvo, vėliau įsiaiškinsim, dabar laikas dega, aktoriai dega, bet ne, paliekam tą bičą ir naudojam, ir jis daug kur filmuose palieka klaidas ir jas naudoja ir gaunasi įdomiau negu... Vyksta kūryba. Čia kūryba per tą visą procesą, o mes aikštelėse buvę ne kartą, tai žinom,
šiaip neblogai yra išnaudoti tos minusus, kurie atskrenda, o ne kovoti ir pačiam būti super pavargusiu dienos pabaigoje. Kovoti su vėjo malūnais, ne? Jo, pykti ant kolegų, šaukti ant kažko, nedaug dievė ir taip toliau, kad čia, oh my god, čia kodėl ten art departmentas pasopkė gulėjo, žinai, čia toks kadras, auksinis, bla bla bla, ir sugadinom. Na, tai iškentėti ir išmokti. Aš irgi turbūt daug ko iš jo išmokau. Todėl, kad paskaičiau apie jo būdus, kaip jisai kiekvienam filme turi kliurkų ir jas naudoja, o ne tobulina, kol bus tobulus kadras, tobulus judesys, tobuliai fokusas ir aktoriai. Vien žodžiu. Ja. Tai gerai, kad paminėjai Twin Peaksą. Grįžkite vieną laidą prieš tai ir pažiūrėkite su Marta, mes detaliau šnekame apie tai. Tavo garbėjai pliaukštelt. Tarkšt. Mes esam pieštukas Dievo rankoje. Ir jeigu tu leidi per tave vykti kūrybai, jinai vyksta. Jeigu tu neleidi, jeigu įsijungia tavo ego ir tu pradedi galvoti, kad čia tu kuri, tai šūdas gaunasi. Kai tu tik tai supranti, kad ne tu čia kuri, o per tave kūryba vyksta. Gerai pasakėjai, įvesim į tas žinai, kur yra galiniai tie mūsų išskrenda, tai ten jau ir garsas kitoks. Nu, Taip yra. Jo. Taip. Tavrasi, mūsų ego yra šūdas. Taip ir pavadinsi. Tu davėjai iš karto pataisinai. Ir sprendimas.